Sveiki visi, norintis pradėti auginti voro paukštienę. Šiandien aš jums papasakosiu, ką reikia žinoti, norint įsigyti vorą. Norint pradėti auginti. Tai pagrindinis dalykas, ką reikėtų jums padaryti, atsakyti į klausimą, ar aš iš viso esu pasiruošęs kažką auginti. Jeigu atsakymas yra teigiamas, tuomet ar sugebėsiu suteikti tinkamas sąlygas. Pradžioje jums reikėtų atsiklausti šalia gyvenančių asmenų, tai gali būti ir tėvai, galbūt kaimynai arba kambariokai. Ar jie tam neprieštarauja? Nes tiesiog vieną rytą atsikėlus vietoj savo voro galite rasti didžiulę tapkę. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, voras nėra šuo, nėra katė. Jam reikia atskiro terariumo, tai reiškia reikės ir vietos, kurioje turėsite jį laikyti. Terariume turi būti palaikoma temperatūra, turi būti palaikoma ir drėgmė. Temperatūra ir drėgmė yra priklausoma nuo rūšies, kurią auginsite. Na ir jeigu neišgąsdino visą tai, tuomet reikėtų tiesiog pradėti galvoti apie tai, kokios genties vorą norėsiu įsigyti. Asmeniškai pradžioje rekomenduočiau gramostolą arba brachyperma genties vorus. Jie yra didžiuliai, spalvingi, bet kas yra svarbiausia jums, jie nėra agresyvūs, nėra greiti, nėra piktai nusiteikę jūsų atžvilgiu. Nuo kokio reikėtų pradėti auginti? Asmeniškai rekomenduočiau nuo mažiukų. Kodėl? Dėl to, kad auginant mažiuką jūs matysite viską, kas vyksta. Jūs matysite, kaip voras keičia spalvas. Matysite, kaip jis išsineria iš savo odos. Matysite, kaip jisai auga. Tuo pačiu, kadangi vorai nepasiduoda dresūrai, jūs prie jo priprasite. Išmoksite, kaip jis reaguoja į jūs. Kaip jis reaguoja į tam tikrus jūsų veiksmus. Ir galbūt ateityje netgi sugebėsite vorą laikyti rankos. Asmeniškai aš to nerekomenduoju. Dėkui.